Sveiki. Meditacija vaikštant yra labai paprasta ir labai efektyvi praktika. Dabar aš papasakosiu apie formalios meditacijos praktiką, kurią mes galim atlikti namie arba lauke atviroje erdvėje. Svarbiausia mums yra pasirinkti atkarpą, kurioje mes vaikščiosim. Tai gali būti, kad ir kambarį tiesiog kelių žingsnių atkarpa ir tokios atkarpos puikiai užtenka meditacijai. Arba, aišku, gali būti ilgesnė atkarpa. Svarbiausia, mūsų niekas netrukdytų ir mes galėtume visiškai susitelkti meditaciją ir nereikėtų blaškytis, kad už ko neužkliūtume arba kam nesutrukdytume. Tad pasirinkam tinkamą aplinką ir meditaciją visada pradedam nuo atsipalaidavimo. Atsistojam, susitelkiam į kūno pojūčius tam, kad sustiprintume koncentraciją ir atpalaiduotume visas kūno dalis. Tai yra galva, pečius, rankas, pilvą, dubenį, kojas ir dar skirtume keletą minučių tiesiog kūno pojūčių stebėjimui, kvėpavimo stebėjimui ir koncentracijos sustiprinimui. Tada pirmoji technika yra, kai mes galim žingsnius įvardinti, juos skaičiuojant iki 10 ir atgal. At meditaciją pradedam, rankų padėtis gali būti, kad rankos yra atsipalaidavusios, rankos yra štai taip prie pilvo, arba tiesiog rankos štai taip gali būti sunertos už nugaros. Taip pat kaip mes kairę ranką laikom dešinę ranką. Pasirinkam rankų poziciją ir tada, kai žengiam labai lėtai žingsnį, galim įkvėpti ir mintise tarti 1. Ir tada prispausti pėdą, dėmesį sutelkti į pėdas ir išlaikyti pėdose visos meditacijos metu ir tada iškvėpti. Tada, kai iškvėpiam ir prasideda įkvėpimas, keliam priešingą koją įkvėpiam, mintise tariam 2, prispaudžiam pėdą ir tada iškvėpiam. Kitą koją keliam, įkvėpiam, mintise tariam 3 ir tokiu būdu tęsia meditaciją. Tai gali būti tik tai keli žingsniai, kaip minėjau, į priekį, jeigu neturim daug vietos. Ir tada apsisukam ir toliau tęsiam skaičiavimą, suderinę žingsnius su kvėpavimu. Tai tokia būtų lėtesnė technika. Jeigu protas yra labai neramus ir šitaip lėtai vaikščioti nepavyksta ir atsiranda labai daug minčių, kyla daugiau įtampos, tai tada galim vaikščioti tiesiog skaičiuojant žingsnius. 1, 2, 3, 4, 5. Apsisukam 6, 7, 8, 9, 10. Ir tai tokiu būdu pradeda medituoti šiek tiek greičiau, jaučiam, kad protas nurimo, koncentracija sustiprėjo ir tada naudojam lėtesnę techniką, įkvepiam, žengiam, iškvepiam, prispaudžiam pėdą, skaičiuojam ir tokiu būdu tęsiam meditaciją. Kita technika būtų, kai mūsų protas visada ramus, tada mes galim žengti žingsnius neskaičiuojant, mintise suvokiant tiesiog tylą. Kai minčių nelieka, mintise prote jaučiam tylą ir tada žingsniuojam. Kai pastebim mintis, kad kylo mintis, vertinimas ar prisiminimai ar bet kokios kitos mintis, tada sustojam, giliau įkvepiam, iškvepiam, šiek tiek palaukiam, kol mintis nurims ir kai mintis nurimsta, suvokiam viduje tylą, galim žengti tada kitą žingsnį, lėtai derinant jį su kvėpavimu, dar kitą žingsnį ir tokiu būdu medituoti jau visiškoje tyloje. Tai dažniausia tai būna palaipsniui keičiamos technikos, kai protas neramus, pradedam truputį greičiau, protas šiek tiek sulėtėja, tada sulėtėjam ir mes, žengdami žingsnius šiek tiek lėčiau, dar vis skaičiuodami ir užimdami protą skaičiavimu, kad kiltų mažiau minčių ir stiprėtų mūsų koncentracija. Ir kai jaučiam, kad mūsų koncentracija pakankamai sustiprėjo, tada tiesiog bandom žengti žingsnius lėtai, nekuriant jokių minčių, visiškoj tyloj. Tik suvokiam, kad mus aplankė mintis, kad suvokia mintis, šiek tiek palaukiam, mokomės paleisti šitas mintis, išlaikyti dėmesį su kvėpavimu, su pojūčiais pėdose ir tada, kai minčių nelieka, žengiam toliau. Štai tokios paprastos instrukcijos, taip pat
turėsit ir meditacijos instrukcijas raštu, bus paaiškinta viskas ir pridėta namų darbų užduotyse. Tad linkiu geros meditacijos ir su jumis atsisveikinu. Iki.